Nežinau, kad norėsi būti kartu. Eisiu išgerti su draugu. Su draugu, su kuo? Su Toniu. Toniu. Sėkmės. Pala. Nori pamatyti? Spausk juodą klavišą. Rimtai? Taip. Pamatysiu, kurį. Tas reikalas dėl žaliosios širšės beprotybė. Kartais tik apie tai mąstau. Esu jam artima. Sakė tas vyrukas zodiako žudikui. Kaip vyrai juodais drabužiais. Džonis Kešas? Ne, jo požiūrį. Nemanau, kad jis turi popininką. Turbūt pasamdė popininką. Nesvarbu. Vis tiek abu žus. Taip. Kodėl? Žalioji širšė patraukė per daug dėmesio. Nusikaltėlių šefas bandys su juo susitelkti ir nudės. Ta pati gotis padarė Mangelą 84-aisiais. Manau, jis žus per 2 savaitės. Taip. Tau nepatiks. Mes nieko nesužinojom. Lyg žaliosios širšės visai ne. Nieks su juo nesitarė, nieks su juo nekalbėjo ir net apie jį negirdėjo, pasirodė kaip vaiduoklis. Tai prastas pavyzdys kitoms gaujoms. Šiandien buvau susitikęs su armėnais. Jie sakė, jei širšė nepriklausomas, tai ir jie nori būti nepriklausomi. Tikrai, taip sakė. Girdėjau, ką apie tai šneka ir korėjiečiai. Kas tik tai? Kimas. Kimas? Ne, Kimas taip nešneka. Kartu dirbom 25 metus, mes draugai. Deja, šefe. Šiaip priklauso. Šio reikėtų nuvažiuoti. A valgysit blyno? Aha. Ką? Jo. Kimą nužudysiu pats. Tai pasijaučiu geriau. Palaukit. O kaip širšė? Ką čia veikia? Spėk pasakyti. Širšė gavo laišką. Pagaliau. Eikš, pažinam. Žiūrėk. Žalioji širšė tai. Šauniai sugriovė narkotikų laboratoriją. Ji man daug kainavo ir ketinau uždaryti nesąmonę. Šnekėkim apie jiems naudingą verslą. Susitikim rytoj 4-5 ir sąjungos gatvės sankryžoj mašinų aikštelėj. Dar vienas žaliosios širšės ir jo nežinomo porininko nuotykis. Reikia viską suplanuot. Čia gali būti spastai. Čia tik 87-aisiais gotis nužudė Mangelą. Iš kur tu sužinojai? Iš istorijos kanalo. Važiuojam apžiūrėti aikštelės. Ne, viskas gerai, aš pasirūpinsiu. Tu tik ginklus paruošk. Tai planą sumastysi vienas? Būtent. Nebejoju, ar geras. Aišku, kad abejoju. Kaip tai? Tai reiškia, kad manaisi esas visagalis karatistas, o mane laikai niekam tikusiu šmikiu, kuriam reikalingas ginklas. Štai ką tai reiškia. Gerai. Keista. Mes tą vyrukai sutinom, dabar važiuojame susitikimą jo teritorijoje. Buvom ten ir apakai. Ir visus suspardėm. Visi žino, kas nutinka, kai varai širšiai į gelę. Gelė, kaip suprasti, tai žaidimas, Britai, tu mus pražudysi. Jei nepatinka mano planas, nevažiuok. Abejoju, ar apskritai sumastei planą. Sumasčiau tai, kad papasakojau. Iš šaunus, aišku. Važiuosi kartu, ar drebėsi kaip boba? Stulba. Tik ne dabar, Keiti. Su čia. Štai elgės natūraliai, Keiti. Štai mano plano šilą įsikiši jausi, viską girdėsi telefonu, kurį prisiklijavau prie krūtinės. Matai? Kai ištarsiu slaptą žodį, atskambinomis ir suvirukų į kiaušius, tu leisk raketas. Sunkvežimis. Žiūrėk atgal. Apie tai nepagalvojau.
gali žaisti. Nepanikuok. Panikuoti būtų blogiausia. Turiu pamastyti. Nesijaudink. Išlaisvinsiu iš čia. Ne, mes čia versim mėšliau. Jei taip nusiteiksi, taip ir bus liaukis. Aš bijau uždarų erdvių. Leisk pamastyti. Nustok, klausyk. Mūsų iškasė žemėj. Gerai. Ką darai? Arba žūsim, arba išsigelbėsim. Raketa paruošta, toks planas? Tu mus pražudysi, nieko gero, čia paleidimą. Važiuojam. Vakarieniai nori kebabų? Čili. Jie jį nužudė, nudėjo čili. Šie krūmai dygliuoti. Aš ir liek. Šis ginklas be taikiklių. Tu tik nemoki taikytis. Britai. Aš išmušiu langą, o tu šauk. Kiekvienas už save. Vėskit. Tai tiesiog tylėsi, kaip vaikas. Važiuok namo užvalgyk tyrelės, išgerk pieno. Šnekėk kaip kūdikis. Ama Google. Kūdikis. Kūdikis. Tai šitaip mane pravadžiuosi. Daug kas tai vadina, nenustebinai. Kodėl? Tu mane nuolat žemini. Porininkai šitaip nesielgia. Mes ne porininkai. Aš didveris, tu padėjėjas ir tiek. Aš Indis, tu Short Roundas, Simonas, Garfunkelis, Skubis. Du. Liauk, žaliuoja šiek be manęs nieko vertas. Aš gaminau dujas, aš sukūriau juodąją gražuolę. O aš visai nepadėjau. Kaip sugalvojai, kad apaukas? Būtent. Tai bent sumanimas. Žaliąją šiek tai išpažįstantas tėvui. Su savimi. Na tai. Visai kaip tėvas. Tu pavydus apgailėtinas žmogeliukas. Ir gerai? Matau, puikiai sekasi su Lenora. Kaip suprast po galais? Nenueik. Gal turėčiau tikėti, kad jau numovė jai kelnes? Ne, nepadarau. Žinai, man jį patinka. Aš tau viską pasakiau, tavim pasitikėjau. Keitai, sakiau, kad į man patinka liaukės, tu geidi visko, kas juda. Keista, kad dar prie manęs nesikabinėjai. Jei taip šnekėsi ir toliau suspartysiu. Tik įspėju. Norėčiau tai pamatyti. Sužydrėdės. O aš kovos menų meistras, užaugęs be cento gatvė. Užaugęs be penio. Tai dėstinga. Didveriai muša padėjėjus. Nesilaučiai taip įspėjau. Šitą pamiršiau, kad galėtume nesipykti. Gerai, tu teisus pasišnekėjai. Atleisk.
Gavai kaip bombą keitai. Eikš. Patinka keitai, a? Štai kas nutinka, kai ištendi širšiai į kampą. Svariukė. Dabar tau skaudės ir pabandyk. Mėšlas. Ak tu šunsukė. Gerai, gal. Baigiam. Koks tu užsispyręs? Patinka? Patinka? Ne, nepatinka. Gerai, gerai, jau galim. Gerai. Baigiam. Liaukis gana. Gana. Britai. Padėk. Lėpk iš mano baseino. Dink iš mano žemės. Tu atleistas. Ir nebegrįžk. Nemoku plaukti. Britai. Nenora čia. Keitas. Kokia velnio. Čia už tai, kad melavai Britui. Ką? Jis mane išvadino telšiai ir atleido. Čilis buvo geras karys. Garbingas žmogus. Pagerbkim jį. Praliekim kraują. Popajau, eik. Visiems pranešk. Už jo galvą $1 milijonas. Taikinys. Žalioji širšė. Jei manoma negyvas. Jei būtų negyvas. Man nerūpi, kas tą padarys. Noriu, kad žalioji širšė mirtų. Šį vakarą. Tu nenužudei širšės, Popajau.
įspėjau. Pasieksiu aukščiausią įtampos tašką. Gal jau susivoksit ir nesikišit. Leiskit man vadovauti. Vakar visame mieste rasti kūnai vilkinti žalius drabužius. Tyrėjai mano, kad buvo medžiojamas žalioji širšė. Prašom suimti su Skenlonu. Aukos tarpusavėje nesusijusios. Policija įspėja, nevilkėkite žalsvų drabužių, kad netaptumėte taikiniu. Dėl to, kad aš prisidirbau su to laikraščiu. Na ir ką? Svarbu, kad jūsų dėjas būtų supratęs. Klausykit, vadovauti redakcijai nelengva, visai kaip rinkimų kampanija. Tikras sudėjimas jausmas. Laimė gali viens kitam palengvinti gyvenimą. Kas dar visuomet turi galvoje? Vieni šios įvykius suvokia kaip kitiems tai menkas, nesvarbus įvykis. Other people see the same incident, they interpret it as a small, isolated event. Taip. I guess Aš galėčiau jums padėti pateikti šios įvykius visuomenei. decide how these Jei šitaip užsitikrinsiu prokuroro pareigas, tai pasirūpinsiu, kad jums būtų atlyginta. situation you consider my position, well, I will make sure that you enjoy compensation in return. Kaip atlyginčiau? Frankai sako, turėčiau jūs aukštinti žiniuose prieš rinkimus. Maniau, jums reikia mano pagalbos, padėtume viens kitam, tai jiem naudinga. Help each other out so that we can both get ahead. This is mutually beneficial. Gerai supratau. Mano tėtė šio pasiūlymo atsisakė, mane laiko pastumdėliu. Taip? Ne, mano pervertina tėčio sąžiningumą. Tuoj pat nešdinkitės iš kabineto. Gal tai padės? Ačiū. Likit čia. Šefe, ką čia veikia? Vyrukai tavęs laukia. Ateik. Anksčiau. Kilo mintis. Vienas kaip dinozauras. Nebaisus, bet išnykęs. Dar pokyčiams. Man reikia gal charizmos. Nesuprantu, apie ką kalbėjo, apie motyvą. Apie temą, apie kaukę. Gal yra reikalinga skaistė. Černovskis mirs ir atgims Kraujanovskio. Ką manai? Atvirai. Taip. Kvailiausias sumanymas, kokį esu